Taigi sveiki užsukę į Pono Oblio kanalą ir šiandien noriu papasakoti apie dar vieną neįtikėtiną įrankį, be kurio, negaliu įsiversti. Pradėjau naudoti gal prieš gerą pusmetį ir naudoju iki šiol ir rekomenduoju absoliučiai visiems, ką sutinku. Ir tik šiandien susigribau, kad, savo kanale nesu to rekomendavęs, tai nusprendžiau nedelsdamas ištaisyti šią nuodėmę, šį nesusipratimą. Ir įrankis, apie kurį šiandien noriu pakalbėti, tai visiems gerai žinomo Google vertėjo alternatyva. Google vertėjas, Google Translate, naudojam tą būtent įrankį gerus gal 10 metų, turim prieigą prie jo, tačiau tobulėjant dirbtiniam intelektui atsirado ir ženkliai pažangesni įrankiai, šiuo atveju vertėjai, paremti dirbtiniu intelektu. Taigi šiandien noriu jums papasakoti apie įrankį pavadinimu DeepL. Ko gero jau esat girdėję, nes tai yra populiarus įrankis, jeigu negirdėjot, labai gerai, kad išgirsit pirmą kartą šiame Pono Oblio kanale. Taigi, kad neužtęst video per ilgai, iš karto einu prie esmės ir parodysiu, kas tai per įrankis ir kaip jisai veikia. Tarkim, internete mes susiradom kažkokį straipsnį, šiuo atveju gan ilgą, apie tai, kad, dirbtinis intelektas jau pritrūksta resursų, nebeturi pakankamai resursų, kad mokyt savo dirbtinio intelekto modelius ir ieško išeičių. Daro vadinamą skreipinimą YouTube video, ar ne, kai YouTube audio konvertuoja į tekstą ir moko iš to, ar ne, nes, griebiasi šiaudo, kaip sakant. Taigi, man, tarkim, įdomus šis straipsnis, bet, kaip pavyzdys, jis yra parašytas anglų kalba, bet, su anglų mes kaip ir draugavom, bet nelabai norim suprasti visą esmę. Ką mes darydom iki šiol, tai pateikdom tekstą, nusikopijuodom tekstą ir pateikdom dar kaip į Google Translate, ar ne, kaip matom čia. Įsikopijuojam ir, kas naudojat Google Translate, Google vertėją, žinot, kad ten vertėjas kartais pataiko, kartais nepataiko. Dažniau nepataiko, negu pataiko. Ir dažnu atveju Google vertėjas jo išverstas tekstas neskamba taip, kaip būtų parašytas žmogaus. Ir, bet kam pateiktume, tarkim, šį vertimą iš anglų į lietuvių kalbą, pasakytų, kad, tai darė Google vertėjas. Ką aš noriu jums šiandien pasiūlyti, kaip matom, šitoje ekrano pusėje, įsikopijuojam tą patį tekstą. Ir lygiai tas pats tekstas ir žiūrėkit, koks yra skirtumas. Skirtumas yra didžiulis ir, tarkim, DeepL 9 iš 10 atvejų, kai galim tekstą tiesiog išsivertę jį, nusikopijuoti ir dėti kažkokią naujienų publikaciją ar į elektroninį laišką ir panašiai. Jeigu dėl kažkokių priežasčių matom, kad tekstas ne iki galo atitinka mūsų lūkesčio, jis turi labai patogų įrankį. Tarkim, pasiskaitom šią naujieną. Kurdama naujausią dirbtinio intelekto sistemą, dirbtinio intelekto laboratoriją išnaudoja visus internete esančius patikimus tekstus anglų kalba. Gal mums nepatinka, kaip pavyzdys, žodis patikimus. Ką mes padarom? Jį pasižymim ir, kaip matom, turim galybę žodžių. DeepL išanalizavo šitą mažą straipsniuką ir jo man parinko geriausią žodį ir idėją į sakinį, tačiau prirašė ir krūvą alternatyvų, iš kurių mes galim rinktis. Kaip pavyzdys, išnaudoju visus internete esančius patikimų teksto anglų kalba šaltinius. Ar ne? Skamba, manyčiau, žmogiškiau. Jei reikėjo daug duomenų, kitai savo technologijos versiją apmokti, daug daugiau. Todėl labai sukūrė, taip toliau. Jį galėjo transkribuoti YouTube vaizdo įrašų, garso įrašus. Vėl, mes taip niekada nerašom YouTube vaizdo įrašų, garso įrašus. Tai pabandysim YouTube filmukų garso įrašus ir gauti naują pokalbį tekstą. Kaip matot, sužmoginti, jeigu yra toks žodis, sužmoginti tekstą, verstą tekstą su DeepL yra neįtikėtinai paprasta. Ir tai galim padaryti vos keliais pelės paspaudimais. Tarp kitko, DeepL yra prieinamas ir internete, ir lygiai taip pat turi DeepL programėlę, kurią galite parsisiųsti tiek iPhone, tiek Android telefonam. Skirtumas yra didžiulis, kaip matom šitoj pusėje, tekstą vertė labai pusėtinai, ir ką mes čia galim pasidaryti, tie pateikia du variantus. Tai variantas A arba B vertimo.
Individualiai žodžių keisti negalim. Kai DeepL galim tiesiog, keisti visus žodžius, visų žodžių struktūrą ir panašiai. Vienintelis minusas, kurį pastebėjau dirbant su DeepL, yra limitas 5000 simbolių. Tačiau, daugumai mūsų, manau, to užtenka per akis, 5000 yra labai daug. Tačiau jeigu neužtenka, teko versti didesnius straipsnius, ką aš darydavau, tiesiog išsikirdavau pastraipom ir tom pastraipom išsiversdavau, ar ne? Tai, užtrukdavo gal keliom sekundėm ilgiau, negu versti iš karto visą, reiškia, straipsnį, o, tiesiog reikia pasižiūrėti. Jeigu norit paremti DeepL kūrėjus, žinoma, galite nusipirkti. Tiesiog aš per visą tą laiką nemačiau reikalo ir, nemokama versija mane tenkina pilnumoje. Dar vienas DeepL privalumas, jeigu esate įdiegę įskiepį, kaip matom čia, jeigu esate įdiegę įskiepį į interneto naršyklę, galite be jokio kopijavimo verstis tekstą tiesiog ten, kuris yra. Pasižymi tekstą, kaip matote, atsiranda DeepL ikonėlė, ją pasispaudžiam ir akimirksniu matom tekstą. Tiesa, čia kiekvieno žodžio keisti negalėsim, tam turėsim pasispausti, tai reiškia nusikopijuoti deepl.com arba, nusikopijuoti programėlę. Tai šis skirtas greitam išvertimui, tarkim, ar nesupratom kažkokio žodžio, nesupratom kažkokio sakinio ir greitai pasispaudžiam ir įsiverčiam. Taigi, tai šiandien buvo tiek, ką aš jums norėjau parodyti. Labai gera ir labai vertinga ir nebejoju, kad sužinoję apie ją pradės naudoti. Taigi, jeigu iš šio video gavot vertės, nepamirškite susiprenumeruoti, paspausti like, galbūt pasidalinti su draugais, kuriem tai aktualu. Ir žinoma, sekit mūsų Facebook kanale, bendraukit grupės pokalbėse ir iki kitų video. Ate!